nenustebskit ir nenuliūskit. Michael Patrick dar dainuos šį vakarą. O dabar maža pertraukėlė, kurios metu išgirsime Michael Patrick liudijantį apie meilę gyvenimui ir meilę žmogui. Because in my opinion, every time we do something out of love for someone else, Nes aš manau, kad kiekvieną kartą, kai kažką dėl kito padarom iš meilės, we make this world a better place. pasaulis tampa geresniu. So there's songs about things like that. Taigi tame albume yra dainos apie tai, Also a lot of love songs. It's St. Valentine's Day. taip pat ir meilės dainų, pavyzdžiui, Valentino dienos proga. And songs about a friend of mine who died. Beautiful Soul was written for him. Apie draugą, kuris mirė, šitą Beautiful Song, yra daina skirta jam. All the things that have to do with human life. That's why it's called Human. Visos dainos apie tai, kas susiję su žmogaus gyvenimu. Būtent dėl to jis ir vadinasi Human, žmogiškas. Ačiū. Daugelis tave iš praeities prisimena kaip Paddy Kelly, kodėl dabar vadiniesi Michael Patrick Kelly. Yes. Sometimes I'm schizophrenic, you know? Kartais aš tiesiog šizofreniškas. No, I'm joking. Juokauja, aišku. What happened was Paddy used to be my nickname, Iš tikrųjų, tai Paddy buvo mano pravardė, and then it became my artist name. o paskui tapo na tokiu kaip sceniniu But when I vardu. was making this album, Human, Bet tuo metu, kai kūriau šitą albumą Human, I was asking myself questions about my real identity, my true self, aš klausiau savęs apie savo tikrąją tapatybę, kas aš iš tikrųjų esu. and since my parents called me Michael Patrick, Kadangi mano tėvai mane vadino Michael Patrick and since that's what's going to be written on my grave, ir taip bus parašyta ir ant mano kapo, I said that's my true identity, so I'll go back to my real name. taigi aš supratau, kad tai yra mano tikroji tapatybė ir aš grįžau prie savo tikrojo vardo. Ačiū. Kas tau yra meilė, kuo gali pasidalinti apie savo kaip vedusio vyro Wait a second, gyvenimą? wait a second. Oh, okay. What's your name? Titas. How old are you, Titas? Kiek tau metų? 6. 6. And what do you want to do when you're big? Ką nori daryti, kai užaugsi? You don't know. Nežinai. Who gave you that little... Kas tau tą varlytę gražią prisiekė? Mama. Mama. And who gave you this? Papa? O kas petnešas? Tėtis? Mama. Papa nothing, huh? Sako, nieko tėtis nedarė. Papa give you toys? Ar tėtis tau duoda žaislų? Papa give you spanking sometimes too? Ar kartais tėtis taip pat Oh, tave good papa, sudraudžia? good papa. Sako, geras Okay, tėtis. Tete. Bye-bye. Looks like a little superstar. Groja mažajam Ir titului. sako, mažoji superžvaigždė. Gerai, grįžtam. Klausiau, kas tau yra meilė, kuo gali pasidalinti apie savo kaip vedusio vyro gyvenimą? Well, I would say I experienced love from my parents, Aš sakyčiau, kad myliu savo tėvus, my brothers and sisters, savo brolius ir seseris, and also now especially from my wife. ypatingai dabar myliu savo žmoną. It's now that I have my wife, Dabar, kai turiu žmoną, I know what true love is. žinau, kas iš tikrųjų yra tikra meilė. Because sometimes in life you do things because you're confused or because you're alone. Kartais darai gyvenime dalykų dėl to, kad esi sumišęs, pasimetęs, But when you experience real love, then you know this is it. bet kai patiri tikrą meilę, tada supranti, kad tai ir yra tai. But the deepest love I know and I experienced is the love of God. Bet pati giliausia meilė, kurią patiriu, yra Dievo meilė. It's love, you can't explain love. Meilės negalima paaiškinti. You can feel it, you can experience it. Ją galima patirti, galima jausti. And I think Christian love implies also sacrifice sometimes. Manau, kad krikščioniškoje meilėje yra dalis aukos, dažnai
Pope Benedict XVI, he said something beautiful. He said, to love is to give, Popiežius Benediktas XVI labai gražiai pasakė, kad mylėti tai reiškia duoti, to be loved is to receive, būti mylimam reiškia priimti. and when you're giving and receiving, that communion is also love. Ir kai tu priimi ir duodi, šitą priėmimo ir davimo bendrystę taip pat yra meilė. But there's also love for chocolate, Bet taip pat, aišku, yra meilė šokoladui, nice cars, meilė gražioms mašinoms, material things. materialiems dalykams. There's human love between humans, Yra žmogiška meilė tarp žmonių, but the deepest love I know is the love that comes from God. bet pati giliausia meilė, kurią pažįstu, ateina iš Dievo. Ačiū. Michael Patrick, papasakok, kaip Dievas įžengė į tavo gyvenimą. Yeah, in the 90s, I had a lot of success with my brothers and sisters, and we had a lot of fortune, a lot of fame. In the middle of that career that I had a big emptiness. Nepaisant viso pasisekimo ir karjeros, mūsų pakilimo metu, kai dar grojom ir dainavom su broliais ir seserimis, aš jaučiau didžiulę vidinę tuštumą. And everything I had could not fill that emptiness. Ir visa tai, ką turėjau, ką buvau pasiekęs, neužpildė tos tuštumos. So I really was searching for the truth about life, Taigi aš ieškojau gyvenimo tiesos, the meaning of life, gyvenimo prasmės, who I am, where I come from, where I'm going after death. kas aš esu, iš kur aš ateinu, kur aš eisiu po mirties. And there's a passage where Jesus says, if you ask, you will receive. If you search, you will find. If you knock, the door will be opened. Yra Evangelijoje ištrauka, kur Jėzus sako, kas ieško randa, kas beldžia, tam atidaroma. So I asked, I searched, I knocked, and my heart was open, so that's how God came into my life. Taigi aš ieškojau, aš beldžiau, aš prašiau ir mano širdis buvo atvira. Taip Dievas įžengė į ją. Ačiū. Kaip Dievas tave nustebino, gal prisimeni kokią Dievo staigmeną savo gyvenime? Yeah, the biggest surprise in the last few years was my wife. Didžiausia staigmena per paskutinius keletą metų buvo mano žmona. Because when I was 13, 14, I fell in love with her. Nes kai man buvo 13-14 maždaug, aš ją įsimylėjau, But she didn't fall in love with me. bet jinai neįsimylėjo manęs. And like more than 20 years later, Ir daugiau nei po 20 metų a miracle happened, įvyko stebuklas and she fell in love with me. ir jinai pamilo mane. And my secret was that I prayed. And so something happened when I prayed. I don't know. I logged into God, I sent him an email, text messages. Paslaptis to buvo, kad aš meldžiausi, aš tikrųjų pasijungiau su Dievu, buvau ryšyje su Dievu, jam SMS siunčiau, prašiau Dievo. And she changed. Ir jinai That was just pasikeitė. the biggest gift in my life so far. Ir tai buvo didžiausia kol kas mano gyvenimo dovana. Dar norime paklausti, už ką labiausiai esi dėkingas Dievui? Sometimes it's difficult to talk about your faith Kartais yra sunku kalbėti apie tikėjimą, because you don't want people to feel like you're telling them how to be, how to live. nes kartais žmonės tarsi jaučias, kad tu jos mokai, kaip jie turi gyventi, ką jie turi daryti. And I have friends who are not believers, atheists, or Muslims, or Buddhists. Turiu draugų, kurie netiki, kurie yra ateistai, ar budistai, ar musulmonai. But in my life, what I'm most grateful for is three things. Bet savo gyvenime labiausiai dėkoju už 3 dalykus. And the first thing is life, that I can exist, that I can live Pirmiausia, už gyvenimą, kad aš galiu būti, gyventi, egzistuoti. in this amazing cosmos, this universe, which is so mind-blowing. Šitoj nuostabioje visatoje, šitam pasaulyje, kuris pranoksta supratimą. It's like a declaration of love from God for me, for us.
Tai yra tarsi Dievo meilės pareiškimas man, mums. The second gift is the gift of Jesus on the cross. Antra dovana yra Jėzaus dovana, Jėzaus ant kryžiaus dovana. 4 gifts, music, and the 5th gift, Lithuania. Ir trečia dovana yra mano žmona, ketvirta dovana muzika, o penkta Lietuva. And the kids here. Band. Ko norėtum palinkėti visiems čia susirinkusiems? I wish happiness Linkiu laimės for everybody. visiems. I think we're all consciously or unconsciously searching for happiness. Manau, kad mes visi sąmoningai ar nesąmoningai ieškom laimės. And when I have a piece of chocolate or I have a beer, I'm happy, you know. Aš kartais, kai suvalgau šokolado arba išgeriu alaus, jaučiuosi laimingesnis. When I have a big concert like this, I'm big time happy. Arba pavyzdžiui, kai toks didžiulis koncertas kaip čia, aš tada ilgai jaučiuosi laimingas. But my deepest happiness comes from my relationship to God. Bet mano giliausia laimė kyla iš mano santykio su Dievu. When I feel Him and see Him working in my life and in the life of other people. Kai aš jaučiu, kaip Jisai veikia mano gyvenime ir aplinkinių gyvenimuose. And the song Happiness needs to be shared. Ir ta laimė mes daliname su kitais. Is that I wish everybody to be happy because I think that's why God made us, to be happy. Aš norėčiau, kad visi būtų laimingi, nes manau, kad Dievas mus sukūrė tam, kad būtume laimingi. Yeah, that's it. Taip. Thanks. Kartais savo koncertą užbaigi adoraciją. Kodėl? Yeah. Well, this is a kind of an event organized by the church. Na, šitas renginys irgi yra organizuotas bažnyčios. So sometimes in this kind of a context, Taigi kartais panašiuose renginiuose I feel that it's appropriate that we finish the evening aš manau, kad tinkama vakarą užbaigti in praising God and turning to Him who has given us life and yeah. garbinant Dievą ir dėkojant tam, kuris mums davė gyvenimą. So this is why I proposed to the bishop if we could have maybe 10 minutes of adoration. Taigi aš būtent dėl to pasiūliau vyskupams turėti bent kokią 10 minučių adoracijos kartu. And we're going to have a procession coming from there through the front here. Iš tos pusės ateis procesija su švenčiausiu sakramentu, užlips čia į viršų. Come to the fountain, dip your heart in the streams of life, the pain and the sorrow. Be washed away in the waves of His mercy. His deep cries out to deep. We sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. To all who are thirsty, all who are weak, come to the fountain.
Dip your heart in the streams of life and pain and sorrow. Be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to deep, we sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come and breathe on us again. Come and breathe on us again. Come and breathe on us again. Come and visit us again. Hallelujah, hallelujah. As deep cries out to deep, as deep cries out to deep, we sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Ai, mama, põe nos marcos. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come and breathe on us again. Come and breathe on us again. Come and visit us again. Come and visit us again. As deep cries out to deep, as deep cries out to deep, we sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Mylėkite vienas kitą, kaip aš, kad jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Come
Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė vienintelį savo sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jesus, I believe you are here tonight. Jėzau, aš tikiu, kad šį vakarą tu esi čia. You said where 2 or 3 gather in your name, there you are amongst them. Tu sakei, kad kur 2 ar 3 susirenka tavo